Lietuviai kaip vedė, taip ir nuvedė, dovanodami nuostabią pergalę prieš latvius ir tokį čiut lengvą pachmeliuką. Taigi, pradedam mes antrą dieną po Londoną su tėvuku. Važiuojam toliau, varom. Įvažiuojam į garažėlį, čia kur brolis Vytautas ir dar keli kolegos, įskaitant ir Paulių, laiko savo įrankius, savo medžiagas va šitoj va kamurkiai. Paulius pjausto lentas, duris priaudinėja, čia mano dažų kampas. Kopiečių stalai, dar kopiečių, sakau. Tai toks šioks. Sustojom pažiūrėti į brolio Vytuko darbą. Va, kaip viskas su gražiai padaryta, išdažyta, bet sakė, viršutiniam aukštui pinigų pritrūko, tai žodžiu, jo to viršutinio aukšto neremontavo. O ir kitas sekantis darbelis Vytauto va, gražiai išdažyta, padarytas, užpakliuota. Žodžiu, vaikas stengiasi, dirbo, prakaitą liejo, žodžiu, nu šaunuolis, ką aš galiu pasakyti. Turiu šaunuolį, brolį, tokį auksinių rankų berniukas. Žodžiu, randamės mes Stoke Newingtono rajone, kuris priklauso žydam. Atvažiavom, prisiparkavom mašiną, apžiūrėjom, kur Vytiokas laiko savo daiktus. Dabar einam kažkur tai pavalgyti. Labai kažkaip tai jau norėtųsi kažką tai įmesti į skranduką, tai einam, žiūrim, ką turim. O štai puikuojasi tvora, kurią su Pauliu mes kažkada prieš kokius 3 metus čia sukonstravom. Pasaka, nu dar stovi. Vartai dar stovi, neišpuvę nieko, viskas labai puikiai. Nu, aš dar labai nustebęs, kad jinai nesupuvus. Reikėtų impregnuoti kažkom tai. Bet, nu, žodžiu, stovi labai gerai. O šitas visas pastatas yra, tenais gyvena moterys turinčios psichinę negalę kažkokią, tai mums teko tenais ir viduj darbuotis. Priėjom savo pusryčių vietą, prašom, džentelmenai, užeikite. Ieškosim, ką čia skanaus sukramsnot. Ryšim su to, kad tėvukas Anglijoje randasi, tai gavo va, puodelį arbatos, bet jisai su pienuku neužsibaltino, jam nelimpa. O aš, kadangi čia šiek tiek ilgiau gyvenu, dar šiek tiek dasiplysiu pienuku į arbatą. Opa, būtų baltesnė dar šiek tiek. Šio ryto mūsų pusryčių žvaigždė yra angliški pusryčiai. Pas Kęstuką puikuojasi. Nežinau, ar aš čia valgau taisyklingai pagal etiketą, bet žodžiu, visai toks variantas man mielas. Neblogai. Taigi, ilgai lauktas karštas interviu, kaip įvertintumėt nuo 1 iki 10 šitą Anglijos virtuvės išradimą šedevrą? 8. 8? Bliamu, tai dar aukštas balas labai. 8. Aš čia dėčiau tik tai turbūt 7 gal kokius dėčiau geriausiu atveju. Man patiko įvairovė. Ko nori, gali nevalgyti. Alkanas vienu neišeis. Pavalgiam pusryčius ir atvarėm kur, o atvarėm į tokį labai įdomų rajoną, Upton parką, kur persipinė yra 3 gal tautos, kokios taip Indija, Pakistanas ir Bangladešas.
Ir kad šitą visą pajausti, einame į turgų. Einam, pasižvalgysim šiek tiek po turgų. Žuvies kvapas jau. O, kokie delikatesai. Jami. Kaip čia skanu viskas. Wow. Taip vat, žiūri ir seilės drimba tiesiog. Kas čia, žiūrėk, kokie egzotiniai, čia įtariu bus. Žuvis kažkokia. Nežinau, čia man labiau panašu į skrandžius kažkokius. O, koks seksy čikenas guli be galvos. Ai, su galva, tik tai šone padėta. Pasaka. O, kaip kažkas gražiai rėkia. Pirkit pas mane, ne? O, Kestuka, ar šitas turgus tau primena stoties turgų Kaune kiek nors? Nu, stoties turgus man dar gražiau. Gražiau stoties turgus. Biškai kažkaip širdžiai maloniau gal, ne? Nu, tai švariau ir Tvarkingiau, biškai. tinga visai kitaip. Nu. Čia kaip nemalonu. Čia kaip ne Londone, visai ne. Atsispyrėm dabar nuo socialinio dugno ir bandysim pakilti ir aplankyti Canary Wharf. Tai yra biznio centras, tai yra kur sukasi pinigai ir kvepia pinigai. Einam, pasižiūrėsim, aplankysim su Kestuku Canary Wharfą. Tik mums reikia pradžioje rasti, kur iš čia išeit. Mes Car Parke randamės ir nelabai žinom, kaip čia iškilti iš čia. Va, matau, kaip broliukas gidauja už gidą, tėvukai aiškina visas rajono naujienas, kas, kur ir kaip. Žodžiu, vyksta švietėjiška programa Canary Wharfe. Nežinau, kaip jum, bet man tai šitos spalvos, ta prasme, šiek tiek būtina mane. Kažkaip tai, nežinau, ar čia iš pavakar pasiekmė kažkokia tai, ar čia šiaip man su spalvom kažkas nelabai gerai. Vakare dar būna gražu, kaip čionais užsidega visos švieselės, apšvietimas įsijungia. Nu, ir diena nėra čionais taip, kad jau būtų labai negražu. Nu, prožektoriai, matai, lempas visur susatytos ir vakare čionais labai gražiai viskas apsišviečia. Žodžiu, labai reikia negaišti laiko, ta prasme, aš čia tokį vieną gerą vietą žinau, ta prasme, reikia mum link tenais jau ir judėt. Ne, mum tenais ne, mum reikia į kitą pusę judėt. Tokio meno kūrinio čia, ta prasme, nelabai suprasi, apie ką iš čia ir kaip... Saulės aviganis. Saulės aviganis, va. Nei čia saulės, nei aviganis. Va čia ta vietelė, apie kurią aš ir kalbėjau, kur mes čia ir skubėjom. Pasiekėm mes tą nuostabią, gražią vietelę, kur papilsto biškį putojančio ir šalto alučio. Brolis šį kartą už vairo, tai jam teko šiek tiek spraito, o kadangi aš šiandien nevairuoju, tai galiu šmaktelti su tėvuku šiek tiek alučio šitoje įdomioje, gražioje vietoje. Nu ką,
tada aš sakau visiems į sveikatą ir nestabdom. Į sveikatą ir pirmyn. Ką mes turim, kaip labai nekeista, turbūt čionais vyksta kažkoksai tai regbis, kas čia vyksta? Dėja, regbis. Kalbame, jeigu krepšinis čia būtų transliuojamas. Nu, krepšinį transliuotų, jeigu čia tokioje aplinkoje visai pagraliai, gal visai ir nieko būtų. Aš manau, kad tikrai mes čionais stebėtume krepšinį su dideliu pasimėgavimu. Taigi šiandien, žodžiu, buvo taip. Aplankėm žydus, žydų rajoną aplankėm, tada nulėkėm, kur gyvena Pakistanas ir Indija, tą rajoną aplankėm. Nu ir aišku dabar trečia vieta, tai finansų centras Canary Wharfas buvo aplankytas. Tai žodžiu, 3 vietos aplankytos ir jau manau, kad jau pakaks šiandieną, važiuosim namo. Tai galim atsisveikinti ir sakom iki pasimatymo rytoj. Tiesiog sakyk, atia!